Tėvų klaidos, kuriam reiktų pasakyti stop. Neleisti suklysti arba negatyvus reagavimas į bet kokias vaiko klaidas. Iš tiesų, klaidos turėtų būti lygiai taip pat džiaugsmingai priimamos kaip ir pasiekimai. Kodėl? Nes tai yra proceso dalis. Mes taip ir išmokstame eiti į tobulumą, nevadinamą. Nes tokiu atveju mes užauginame perfekcionistų žmonės, kurie geriau sustos, bet tik nesuklys. Jie nieko nepasirinks, jie nieko nepadarys, jie niekur nenueis, nes jie bijo suklysti. O vdruk suklysiu, taigi čia kaip baisu yra. Kitas dalykas yra galvojimas, jog bausmėmis mes užauginsime, išauklėsime tinkamą žmogų. Bausmės jos veikia labai panašiai. Tai yra, kai žmogus bijo, įsivaizduoja, kad visas žmogaus gyvenimas, įvairūs veiksmai yra paremti baime, kad tik manęs nenubaustų, kad tik va čia kažko blogai nepadaryčiau ir negaučiau tos bausmės. Tai nėra to vidinio motyvacinio tokio variklio, kad eiti siekti patirti, o tik išvengti.